Daugybė žmonių, kurie dalyvauja įvairiose loterijose, svajoja, jog vieną dieną taps tais laimingaisiais, kurie laimi aukso puodą ir gali džiaugtis staigiu praturtėjimu. O didžiulės sumas iš tikrųjų laimėję žmonės tą akimirką įtiki, jog visos jų problemos išnyko ir nuo šiol iki pat gyvenimo galo džiaugsis gyvenimu, kuriame nereikia sukti galvos dėl pinigų. Daugeliu jų atrodo, kad pinigai tai amžinas saugumas, laisvė, galia ir laimė. Ir tokią pinigų atneštą stiprybę pavyks išsaugoti visam laikui. Deja, per daugelį metų įvyko ne viena istorija, kuri įrodė, kad net ir staiga laimėtos didžiulės pinigų sumos neatneša laimės ir saugumo. O prizas, kurio suma atrodė pakankamai didelė, jog pakaktų pilnavertiškam gyvenimui iki pat mirties, gali išblėsti vos per kelerius metus. Šiandien ir aptarsime kelis plačiausiai nuskambėjusius atvejus, kai staiga milijonieriais tapę žmonės greitai tuos milijonus prarado. Bet kaip visada prieš pradedant laidą priminimas, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte naujų laidų. Jei turite pasiūlymų naujoms temoms, jas irgi galite pasiūlyti komentaruose. Jau greitų metų bus paskelbta pirma laida, kurios temą pasiūlė vienas iš žiūrovų. Na, o dabar žvilgtelėkime į žmonės, kurie greitai laimėję milijonus, jų greitai ir neteko. Kurtis Šarpas. 1982-aisiais Kurtis Šarpas jaunesnysis iš New Jersey laimėjo 5 milijonus JAV dolerių. Atsiimdamas prizą jis už parankės atsivedė ne tik savo žmoną, bet ir tuometinę merginą. Laimėti tokią sumą jam tikrai buvo didelis šokas, nes staiga vietoj $300 atlyginimo per savaitę jis pradėjo gauti $239 000 per metus, net 20 metų, mat pasirinko prizą gauti ne iš karto, o kasmetinėmis išmokomis. Tiesa, nepaisant to, kad sau leido gyventi itin prabangiai, Šarpas dar 8 metus neišėjo iš darbo, nes norėjo užsitikrinti savo pensiją. Tai veikiausiai buvo vienas iš nedaugelio jo protingų žingsnių, nes pačius loterijoje laimėtus pinigus Šarpas švaistė tikrai neprotingai. Kaip pats pripažino, jis didžiąją dalį laimėtų pinigų leido alkoholiui ir narkotikams. Be to labai didelė prizinio fondo dalis nubyrėjo kelių skyrybų metu, taip pat prabangiems automobiliams ir besaikiui lošimui kazino. Kažkiek pinigų jis taip pat skyrė labdarai. Pavyzdžiui, $15 000 Šarpas paaukojo bado aukoms Etiopijoje. Galiausiai prabangus narkotikuose paskendęs gyvenimas turėjo baigtis, nes Šarpas visiškai bankrutavo ir ėmė gyventi tik iš pensijos. Jis netgi tapo baptistų dvasininku, taip visiškai išsižadėdamas senesnio prabangaus pasaulio ir iki pat savo mirties gyveno gan kukliai. Evelyn Adams. Daugelis puikiai supranta, kad didesnė tikimybė pačiam užsidirbti milijoną, nei jį laimėti loterijoje. Tačiau amerikietei Evelyn Adams pasisekė laimėti didįjį prizą net 2 kartus – 1985 ir 1986. Ir taip iš viso jį gavo 5,4 milijono JAV dolerių, iš kurių 20% atiteko mokesčiams. Bet tokia sėkmė neatnešė didelės laimės ar disciplinos išlaikyti laimėtus pinigus. Po pirmojo laimėjimo Adams iš pradžių pasielgė gan logiškai, apmokėjo sąskaitas ir įsteigė fondą dukros aukštojo mokslo apmokėjimui. Tačiau vien čia jos pinigų leidimas nesibaigė, nes ji nusipirko naują automobilį, dovanojo didelės pinigų sumas artimiesiems, nusipirko parduotuvę, kurią po to pardavė, o jos savaitinės išlaidos loterijose buvo padidintos nuo 25 iki $100. Tada jie aiškino, kad liausis lošti laimėjusi antrą kartą. Bet vos po kelių mėnesių iš tikrųjų antrą kartą išlošusi didįjį prizą tikrai nesiliovė lošti. Ji buvo priklausoma nuo lošimų ir valandas praleisdavo prie lošimų automatų Atlantic City kazino, bandydama atsilošti vis augančius pralaimėjimus. Be to, jis skolino pinigus draugams ir šeimos nariams, kurie taip pat niekada negrąžino gautų paskolų. Ji taip pat visiškai neapgalvojo jokių apsaugos mechanizmų, niekur neinvestavo ir neturėjo jokių ilgalaikių planų, kurie būtų padėję išsaugoti nors dalį turto. Tad nepaisant didelės sėkmės, net 2 kartus laimėjus pagrindinį prizą, ji galiausiai dar iki 2012 metų jau buvo netekusi visų pinigų ir buvo priversta gyventi iš socialinės paramos, glausdamasi namelį ant ratų. Viljamas Postas.
1982 amerikietis Williamas Budas Postas laimėjo 16,2 milijono JAV dolerių, sudalyvavęs Pensilvanijos loterijoje. Prieš laimėjimą jis dirbo įvairius laikinus darbus ir laimingąją dieną sąskaitoje turėjo vos $2,46. Tad laimėjimas buvo išties laukiamas. Tik dėja, šie pinigai neatnešė nei ramybės, nei laimės. Postas nusprendė savo laimėjimą gauti ne iš karto dalimis. Gavęs pirmą beveik 500 000 JAV dolerių išmoką, jis išleido daugiau nei 300 000 JAV dolerių prabangioms dovanoms ir įvairioms nepamatuotoms investicijoms. Pavyzdžiui, jis įsigijo alkoholio licenciją, išsinuomavo restoraną Floridoje, taip pat išleido pinigus naudotų automobilių aikšteliai ir netgi 2 variklių lėktuvui, nors net neturėjo piloto licencijos. Vos per 3 mėnesius jo skolos pasiekė $500 000, bet Postas ir toliau nesiliovė leidęs pinigų, nes vis gaudavo numatytas laimėto prizo išmokas. Pavyzdžiui, sekančiais metais jis Pensilvanijoje nusipirko dvarą, už jį sumokėdamas $395 000. Tačiau jo bėdos nesibaigė vien nemokėjimu tinkamai rūpintis bei apdairiai leisti pinigus. Tais pačiais metais jo mergina padavė jį į teismą, mėgindama gauti dalį pinigų, nes tikino, kad jie susitarė pasidalinti laimėjimus. Po 3 metų teisėjas nusprendė, kad Postas savo buvusiai merginai yra skolingas trečdalį pinigų, nors pats Postas visad neigė, kad egzistavo kažkoks jų dviejų susitarimas. Tiesa, jis vis tiek nesugebėjo atiduoti priteistos sumos, nes tuo metu jau buvo giliai įklimpęs skolose. Kai atėjo laikas gauti eilinę metinę laimėtos sumos dalį, jis atsisakė tos pinigus atiduoti buvusiai merginai. Tad teisėjas įsakė įšaldyti visus jo laimėjimo išmokėjimus, kol bus išspręstas ginčas. Į jo turtus kėsinosi ne tik buvusi draugė. 1989-aisiais Posto brolis sumokėjo samdomam žudikui, kad šis nužudytų Postą ir jo 6-ąją žmoną, nes tikėjosi, kad tai paveldės Posto loterijos pinigus. Bet pasikėsinimas nepavyko ir Posto brolis buvo suimtas. Pats Postas irgi susidūrė su teisėsauga, nes buvo teisiamas už užpuolimą, šovė virš galvos vyrui, atėjusiam į jo dvarą išsiieškoti skolos. Postas vėliau jau įklimpęs į skolas ir išgyvenęs visas problemas, pripažino, kad nesuprato sutarčių, kurias pasirašinėjo, ir verslų, į kuriuos finansavo. Jis manė, kad loterijos prizo išmokos tęsės amžinai. 2006 metais jis mirė skęsdamas net daugiau nei 1 milijono JAV dolerių siekiančiose skolose. Prieš mirtį jis gyveno iš maisto talonų ir $450 mėnesinės išmokos. Postas buvo viešai sakęs, kad buvo laimingesnis prieš laimėjimą, o ne po jo. Janete Lee. Kai 1993 metais korėjietė imigrantė Janete Lee, tuo metu būdama 60 metų amžiaus, laimėjo net 18 milijonų JAV dolerių Ilinojaus loterijoje, ji nusprendė pasielgti kitaip nei daugelis. Vietoj to, kad pinigus leistų vien savanaudiškiems tikslams, ji užsimanė tapti geradarė, kuri pinigus dalino bažnyčioms, labdaroms, politinėms kampanijoms ir švietimui. Jos aukos buvo tokios žymios, kad Lee netgi pietavo su JAV prezidentu Billu Clintonu, o Vašingtono universiteto teisės mokyklos skaitykla buvo pavadinta jos vardu. Tačiau dosniai dalinamos sumos, o taip pat ir lošimai bei skolos, gan greitai ją privedė iki bankroto. Praėjus vos 8 metams po $18 milijonų laimėjimo, Lee nebeturėjo nieko ir skendo skolose. Jos banko sąskaitoje tebuvo mažiau nei $700, o skolos siekė 2,5 milijono JAV dolerių. Davidas Lee Edwardsas. 2001 metais Jungtinėse valstijose buvęs kalinys, bedarbis Davidas Lee Edwardsas laimėjo 41 milijoną JAV dolerių. Pasirinkęs gauti visą sumą iš karto, jis po sumokėtų mokesčių gavo 27 milijonus JAV dolerių. Atsiimdamas prizą jis teigė, kad planuoja panaudoti gautą turtą kuo išmintingiau, kad jo užtektų tiek jam, tiek ateities kartoms. Bet iškart pridūrė, kad planuoja pirkti porą prabangių automobilių, tarp kurių buvo ir Ferrari. Be to dar tais pačiais metais jis persikėlė į $1,5 milijono JAV dolerių vertės namą Floridoje. Čia jis taip pat įsigijo egzotiškų automobilių parką, už kurį sumokėjo daugiau nei $1 milijoną.
Edvardso besaikis pinigų leidimas tikrai nesibaigė vos keliais pirkiniais, nes jis pirko prabangius laikrodžius, žiedus, taip pat sukaupė viduramžių laikų ginklų kopijų kolekciją. Kalifornijoje nusipirko $600,000 vertės namą, $1,9 milijono vertės reaktyvinį lėktuvą, limuzinų įmonę, 3 lenktyninius žirgus ir šviesolaidinio ryšio įrengimo įmonę, kuri jam atsiėjo $4,5 milijono. Vos per metus nuo laimėjimo Edvardsas jau buvo išleidęs $12 milijonų. Be to jis dalino pinigus šeimai, draugams, taip pat kelioms nepelno organizacijoms. Kaip ir daugelio kitų laimėtojų atveju, Edvardsas taip pat įniko į narkotikus. 2004 metais Edvardso žmona, kuri taip pat vartojo narkotikus, subadė jį kreko pypkę. O 2005 metais vėl dvare apsilankiusi policija jame rado šokiruojančiai atrodantį miegamąjį, pilną švirkštų ir su dideliu kiekiu kokaino. Galiausiai Edvardsai prarado savo dvarą dėl areštuoto turto ir ėmė glaustis sandėlių komplekse, kurį Edvardsas buvo išsinomavęs laikyti savo automobilius ir baldus. $27 milijonai buvo ištaškyti vos per 5 metus. O dar po metų, 2007-aisiais, Edvardso sveikatos būklė jau buvo tokia prasta, kad jis vos galėjo paeiti. Jo būklė ir toliau blogėjo, kol 2013 metais, būdamas 58 metų, Edvardsas mirė ne tik neturėdamas jokių pinigų, bet ir prasiskolinęs kitiems tūkstantinėmis sumomis. Džekas Vitekeris. Nors dažnai girdime, kad loterijose pasiseka paprastiems, solidesnio turto neturintiems žmonėms, Džekas Vitekeris nebuvo vienas iš jų. Kai 2002 metais jis loterijoje laimėjo beveik $314 milijonų, jis jau buvo sėkmingas verslininkas iš vakarų Virdžinijos, kurio turtas buvo viršijęs $17 milijonų. Tuo metu patį didžiausią prizą Amerikos loterijų istorijoje laimėjęs Vitekeris tikėjo, kad turėta patirtis ir turtas apsaugos jį nuo chaoso ir pinigų praradimo, ir jam neteks susidurti su panašiu skaudžiu likimu, kurį dalinosi daug kitų laimėtojų. Tačiau vietoj dar sėkmingesnio verslo, laimėta suma tik dar labiau pagilino ir prailgino jo kritimą. Laimėjęs beveik $314 milijonų, Vitekeris pasirinko vienkartinę išmoką ir po mokesčių gavo apie $170 milijonų. Jis nebandė slėptis ir net atvirkščiai tapo itin viešu geradariu, kuris stulbinančiu greičiu dalijo pinigus. 10% paaukojo krikščioniškoms labdaros organizacijoms, įskaitant kelias bažnyčias. $14 milijonų paaukojo savo vardo fondo įkūrimui, kuris tiekia maistą ir drabužius mažas pajamas gaunančioms šeimoms kaimo vietovėse vakarų Virdžinijoje. O užkandinės darbuotojai, kurioje ir įsigijo laimingąjį bilietą, Vitekeris nupirko namą už $123,000, naują džipą ir įteikė $44,000 čekį. Vėliau jis nusipirko Lamborghini ir važinėjo po savo rajoną, mėtydamas pinigus. Jis dalijo savo laimėjimą tiek giminaičiams, tiek ir nepažįstamiems. Jis taip nesaugojo savo turto, kad didelės pinigų sumas tiesiog laikė automobilyje. Aišku, tai tikrai nebuvo labai protingas pasirinkimas ir tą įrodė po vos mažiau nei metų įvykusi pirmoji vagystė. Į automobilį įsilaužę vagys pavogė net $545,000, kuriuos Vitekeris buvo tvarkingai susidėjęs į lagaminą ir palikęs prabangiame automobilyje. Paklaustas, kodėl vežiojasi tiek daug pinigų, jis tiesiog mestelėjo, nes galiu. Ir po šio incidento Vitekeris toliau vežiojosi didelės pinigų sumas, o jo automobilis traukė ilgapirščių dėmesį. Jį taip pat, norėdami apiplėšti, mėgino apsvaiginti narkotikais vieno striptizo klubo darbuotojai, kuriame Vitekeris mėgo lankytis. Be Vitekerio dosnumo ir pasikartojančių vagysčių atsirado ir kitos problemos – azartinių lošimų priklausomybė, pasikartojantis vairavimas išgėrus, įvairūs ieškiniai ir teismai. Jo šeimą galiausiai užklupo dar didesnė nelaimė. 2004 metais iš pradžių buvo rastas negyvas Vitekerio anūkės Brandy Bragg vaikinas. Jis perdozavo narkotikų. O tų pačių metų gruodžio 20 dieną buvo rasta negyva ir pati Vitekerio anūkė. Ji buvo rasta draugo namuose, suvyniota į plastikinį brezentą ir numesta už nebenaudojimo furgono. Jos organizme buvo rasta kokaino ir metadono, bet mirties priežastis liko nurodyta kaip nežinoma. Taip pat niekam nebuvo pateikti kaltinimai dėl įvykdyto nusikaltimo.
Vėliau viskas ritosi dar žemiau ir 2007 metų ieškinyje prieš Whittakerį buvo teigiama, kad dar 2006 metais vagis paėmė visus jo pinigus, kai vagis tiesiog apsilankė 12 to paties banko skyrių, kuriuose išgrynino 12 čekių. Tiesa, juodas gyvenimo tarpsnis nesibaigė ir čia, nes 2009 metais buvo rasta negyva Whittakerio 42 metų dukra Ginger. Ji buvo tos pačios jau mirusios anūkės motina. O 2016 metais visiškai sudegė Whittakerio namas, kuris net nebuvo apdraustas. Tad Whittakeris gyvenimo pabaigoje atrodė itin liūdnai. Pinigai jau buvo dingę, jam liko tik sielvartas, vienatvė ir apgailestavimai. Whittakeris atvirai kalbėjo, jog loterijos laimėjimas buvo pats blogiausias dalykas, kuris jam kada nors nutiko. O 2022 metais jis mirė būdamas 72 metų, prieš tai ilgai kovoja su liga. Michaelas Carrollas. 2002 metais Jungtinėje karalystėje nuskilo Michaelui Carrollui. Jis, būdamas vos 19, laimėjo 9,7 milijono svarų sterlingų prizą. Tuo metu jis dirbo nepilną darbo dieną šiukšlių surinkėjų. Jis net neturėjo banko sąskaitos, o užsimanius ją atsidaryti, bankas atmetė jo paraišką, bet pats Carrollas manė, kad dėl to kalta ilga teistumo istorija. Greitai po įspūdingo laimėjimo Carrollas pareiškė, kad nepasiduos pagundai iššvaistyti pinigus ir tiesiog nori nusipirkti 3 miegamųjų namą prie ežero, kur galėtų žvejoti. Likusius pinigus jis bandė investuoti. Būdamas Rangers futbolo klubo fanu, jis investavo 1 milijoną svarų sterlingų į šio klubo vardo kompaniją, iš kurios futbolo klubas gauna dalį pelno dėl savo parduodamų finansinių paslaugų. Įsiklausęs į gautus patarimus, jis taip pat išleido 3,9 milijono svarų sterlingų investicinėms obligacijoms, kurios generavo mėnesinės pajamas. Tiesa, šios sąskaitos jis negalėjo naudoti kaip paprastos, nes išiminėjant lėšas buvo skaičiuojami dideli baudos mokesčiai, skaičiuojami nuo išimamos sumos. Pagal idėją jis turėjo palikti sąskaitą ramybėje ir naudoti ją tik pačiu juodžiausiu atveju, jei nebeturėtų pinigų paprastoje banko sąskaitoje. Tačiau iš pradžių aiškinęs, kad pinigų nemėtės į kairę ir į dešinę, Carrollas spėjo per mažiau nei metus išdalinti po 1 milijoną svarų sterlingų savo mamai, tetai, seseriai, taip pat dosniai dalino pinigus draugams ir jau po mažiau nuo metų nuo loterijos laimėjimo jam teko pradėti gyventi iš obligacijų. Ir jo pinigai labai greitai tekėjo lauk ne tik dėl dosnumo. Jis mėgavosi bulvarinės spaudos gaunamų dėmesiu, kuris buvo aprašomas kaip blogas berniukas, niekšelis ir žemesniosios klasės karalius. Tokios antraštės atsirasdavo ne šiaip sau, nes savo namus Carrollas pavertė nesibaigiančių vakarėlių vieta, milžiniškas sumas leisdamas alkoholiui, narkotikams, taip pat papuošalams ir automobiliams. Taip pat jis ir toliau atsidurdavo teisiamųjų suole. Pavyzdžiui, 2005 metais jis buvo teisiamas už tai, kad būdamas girtas katapultavo plieninius rutulius iš savo autobusiuko, taip išdauždamas parduotuvių vitrinas ir sugadindamas krūvą automobilių. Tiesa, tąkart jis išsisuko su 240 valandų viešųjų darbų bausme, tačiau kitais metais jis buvo įkalintas 9 mėnesiams už kitą viešosios tvarkos pažeidimą. Tuo metu Carrollas nuo 1997 jau buvo padaręs 42 nusikaltimus, o 2006 metais BBC taip pat pranešė, kad jis yra beveik bankrutavęs, nes išleido visą turtą narkotikams, vakarėliams, papuošalams ir automobiliams, nors vėliau pats Carrollas neigė tokias kalbas. Kada jam visiškai nebeliko pinigų nėra žinoma, tačiau 2010 metais jis grįžo dirbti šiukšlių surinkėjų. Tiesa, jis aiškino, kad niekiek nesigaili dėl to, kaip išleido savo laimėjimą. Kelly Rogers. 2003 metais Kelly Rogers buvo vos 16 metų, kai Didžiojoje Britanijoje laimėjo įspūdingą sumą – daugiau nei 1,8 milijono svarų sterlingų. Ji taip pat tapo jauniausiu žmogumi Didžiosios Britanijos istorijoje laimėjusi pagrindinį loterijos prizą. Tačiau labai greitai praturtėjusi, jau po 9 metų liko be pinigų ir su giliomis emocinėmis žaizdomis. Po laimėjimo paauglė ėmė dosniai dalinti pinigus visiems artimiesiems ir draugams, tačiau per 1 metus tokie draugai greitai dingo, kai kurie pranykdami draugė su taip ir negrąžintomis didelėmis sumomis. Žinoma, į pinigus leido ir savo. Pirmas didesnis pirkinys buvo namo pirkimas, kad nebereikėtų gyventi su globėjais. Ji taip pat nusipirko automobilį, nors negalėjo jo vairuoti.
Ji seniau yra teigusi, kad kokainui buvo išleidusi net 250 000 svarų sterlingų, nors vėliau pati paneigė savo teiginį. Dar 300 000 svarų sterlingų ji išleido dizainerių drabužiams, 18 000 svarų sterlingų krūtų didinimo operacijoms, taip pat švaistė pinigus vakarėliams. Jau netekusi visų pinigų, bet subrendusi, ji vėliau pripažino, kad būdama tokia jauna ir neturėdama jokios patirties, ji nesugebėjo atsakingai valdyti savo finansų. Be to ji nesykį pripažino, kad laimėjimas tokioje jaunystėje kėlė per didelį spaudimą ir pakeitė gyvenimą į blogąją pusę. Ji kovojo su depresija ir netgi bandė žudytis. Lara ir Rodžeris Griffithai. Britų pora Lara ir Rodžeris Griffithai 2005 metais laimėjo 1,8 milijono svarų sterlingų. Greitai praturtėjusi pora pradėjo žaibišku greičiu taškyti pinigus. Jie abu metė darbus, keliavo po įvairias šalis, taip pat nusipirko grožio saloną už 150 000 svarų sterlingų ir persikėlė į sodybą, kurią įsigijo už 450 000 svarų sterlingų. Tačiau po 5 metų jų namai sudegė, draugė su visu jame buvusiu turtu. Ir jie 8 mėnesius gyveno įvairiose viešbučiuose ir pas Laros mamą. Kai galiausiai namas buvo atstatytas ir 2011 metų Liepą jie grįžo atgal, laimė visgi negrįžo. Po kelių mėnesių pora nusprendė skirtis. Iki 2013 metų pabaigos, kai jie oficialiai išsiskyrė, jau nebebuvo jokių loterijos pinigų. Likusi viena su mažamečiais vaikais, Lara teigia, kad galiausiai buvo priversta parduoti namą, verslą ir viską, ką tik turėjo, ir grįžti gyventi pas mamą. Abrahamas Šekspyras. Tai bene pati tamsiausia istorija, mat laimėti pinigai Abrahamo Šekspyro ne tik nepadarė laimingų, bet ir išprovokavo jo nužudymą. 2006 metais Šekspyras Floridoje laimėjo 30 milijonų JAV dolerių prizą, galiausiai po mokesčio atsiimdamas 17 milijonų JAV dolerių. Per kelis pirmuosius mėnesius jis nusipirko tik 3 brangesnius pirkinius – $1 000 000 vertės namą, taip pat automobilį Nissan Altima ir Rolex laikrodį iš Lombardo. Šekspyrą vargino nuolatiniai pinigų prašymai, kurių sulaukdavo tiek iš visiškų nepažįstamųjų, tiek ir iš draugų. Jis yra sakęs, kad būtų buvęs laimingesnis nelaimėjęs loterijoje. Šekspyras taip pat minėjo savo vaikystės draugui: "Maniau, kad visi šie žmonės yra mano draugai, bet tada supratau, kad jie nori tik pinigų." Tarp tokių asmenų buvo Dorisė Donegan Didi Moore, kuri įsigudrino apsimesti puikia patarėja piniginiais klausimais ir kartu su Šekspyru įkūrė verslą, bet suteikė savo teisę kontroliuoti įmonės lėšas, jas smagiai leisdama brangiems automobiliams, atostogoms ir kitoms asmeninėms reikmėms. 2009 m. lapkritį Šekspyro šeima pranešė apie jo dingimą, teigdami, kad jo nematė dar nuo balandžio mėnesio. Jie ilgai nesikreipė į policiją, nes vis vylėsi, kad vyras tiesiog pasiėmė likusius pinigus ir iškeliavo ramiai gyventi prie Karibų jūros. Deja, bet Šekspyras buvo rastas palaidotas tos pačios Moore namo kieme, 2,5 metrų gylyje, po nauja betoninė plokštė. Nužudytam 2 vaikų tėvui tuo metu tebuvo 42 metai. Moore bandė visaip išsisukti nuo atsakomybės. Prieš randant kūną, ji kelis mėnesius sekė vis skirtingas pasakas, kur išvyko Šekspyras, neva pernelyg pavargęs nuo pinigų prašinėtojų. Ji taip pat naudojosi jo mobiliuoju telefonu, siuntinėdama artimiesiams žinutes ir apsimesdama Šekspyru. Bandė rasti giminaičių ir draugų, kurie už pinigus liudytų, kad neseniai bendravo su juo ir panašiai. O policijai radus kūną, ji bandė suversti kaltę narkotikų prekeiviams, advokatui ir net savo vos 14 metų sūnui, o galiausiai net ėmė aiškinti, kad Šekspyro nužudymas buvo savigyna. Visgi galiausiai buvo pripažinta kalta dėl 1 laipsnio žmogžudystės ir jai buvo skirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. Beje, 2010 metais viešai buvo skelbiama, kad Šekspyro loterijoje laimėtų pinigų nebėra. Tad štai kaip baigėsi tiems, kurie laimėjo didelės pinigų sumas, tačiau jas leido neprotingai. O ką darytumėte jūs, jei staiga laimėtumėte kelis ar net 14 milijonų? Nepamirškite pakomentuoti, paspausti patinka ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte ir kitų laidų ir kartu padėtumėte kanalui augti. O jeigu norite paremti kanalo veiklą ir paskatinti kurti dažniau, būdus kaip tai padaryti rasite po šiuo video. Ačiū už dėmesį ir iki susitikimo kitoje laidoje.